Sveiki, sporto istorijų žiūrovai, su jumis sveikinuosi aš Balys Šmegelskas ir šiandien epizodas, kuris yra skirtas pažvelgti ryškiausias Vilniaus Lietuvos ryto pergalės, kurios įvyko gilioje praeityje. Pirmą kartą Lietuvos rytas tapo Lietuvos čempionais prieš 25 metus, o prieš 20 metų iškovojome pirmąją Europos taurę. Ir būtent šias dvi pergalės šiandien prisiminsime sporto istorijų epizode su būtent šių pergalių kalviais, tai yra ilgamečių Vilniaus Lietuvos ryto žaidėjų, daugiausiai taškų pelniusių žaidėjų Andriumi Šležu. Sveiki. Labą dieną, sveiki. Ir Europos taurės čempionu Sauliumi Kuzminsku. Sveikas, Sauliau. Sveiki visiems. Na ir Andrius Čerškus, kuris yra SKM vienas iš įkūrėjų, prisimins savo praeitį, kai jis buvo mažas Vilnietis ir taip pat sirgo už Vilniaus Lietuvos ryto komandą ir matė šias pergalės dar būdamas vaikas. Ir kaip pats teigia, būtent šios pergalės jam įskiepijo meilę krepšiniui. Kuo tai išvirto mes irgi aptarsime. Na, o šią laidą epizodą vesime su Viliumi Mališka, kuris man padės pakalbinti šiuos pašnekovus. Taigi vėliau sveikas ir tu. Sveikas, sveiki visi. Ir taigi, nepaslaptis, mes kalbamės iš karto po rungtynių su Malagos Unikaka. Pralaimėjome 1 taško skirtumų ir likome per vieną pergalę nuo Čempionų lygos top 8. Tiesa, reikėjo ne tik apsilošti patiems Malagą, bet ir tikėtis, kad Manisa laimės prieš savo varžovus, bet taip neįvyko ir liekame be 8, bet apie aktualijas turbūt ne ši laida yra skirta. Ši laida skirta labiau pareflektuoti apie praeitį ir kaip ji gali pasitarnauti ateičiai. Tai vis dėlto pradžioje noriu, kad jūs visi atsakytumėte į štai tokį klausimą. Kuo praeities Vilniaus Lietuvos rytas, tas, kuris laimėjo mano išvardintas pergalės, gali pasitarnauti ir įkvėpti šį Vilniaus rytą? Sudėtingas klausimas, tai visų pirma žaidžia žaidėjai. Prieš tuos visus 25 metus ar 20 metų, manyčiau, buvo ieškomi žaidėjai, kurie norėjo rekomenduoti Europai ir buvo labai šalkę krepšinio. Šiais laikais dabar jau nebėra žaidėjai šalkę tokie, ypač legionieriai. Ryto laikais prieš 20-25 metus tai tikrai atvažiuodavo legionieriai su tokiu dideliu įsivedimu ir įsijungdavo į komandą. Jie eidavo taip į komandą, kad nesuprasi, kad jis yra legionierius. Tai treneriai, nemanyčiau, kad buvo ten geresni ar blogesni tie treneriai už dabartinius. Bet rezultatai šiek tiek rodo kitą pusę. Tai manyčiau, kad žaidėjai žaidžia ir gal nėra tokio aukšto lygio žaidėjų, kaip buvo prieš tai. Ačiū, Andriau. Aš paantrinčiau Andriui, pasakyčiau irgi tą patį. Dar pridėčiau, kad ta visuma buvo labai gerai sulipdyta tarp legionierių, patyrusių lietuvių ir jaunimo. Nesakau, kad dabar jaunimas prastas ar dar kažką, bet tuo metu, manau, tas visas jaunimas mūsų galėjo žaisti irgi jau buvo paruoštas ir galėjo žaisti aukščiausiam lygiai, tam pačiam LKL ar Eurocape, ir ta visa visuma, tas branduolys tikrai buvo kertinis ir pergalingas. Tai tiek. Andriau? Na, iš tikrųjų, Kuriam? tai pastebėjo ir Andrius, ir Saulius, kad taip ir legionieriai buvo iš tikrųjų ekstra klasės, tiek praktiškai Eurolygos NBA lygio žaidėjai, Frederikas Ausas, Tyronas Nesbi, kurie vedė komandą, ir vėliau, kurie atvykdavo, Karimas Rašas, panašiai kaip dabar mūsų varžovai Kaune kviečiasi NBA žaidėjus, tai tuo metu Rytas sugebėdavo prisikalbinti tokio kalibro krepšininkus, kurie yra arti stipriausios pasaulio lygos slenkščio. Kitas dalykas yra, kaip Arvydas Gronskis neseniai kalbėjo viename iš podcastų, tai buvo lietuvių branduolys. Rytas turėjo eilę metų lietuvius, kurie nesikeitė, žaidė vis tiek klube 4-5 metus. Ir aišku, tie lietuviai atsirado iš to, kad LKL buvo labai lietuviškas. Dabar jeigu įsijungi televizorių, ar ne, Utenos Juventus žaidžia su Jonavos, bet aikštelė iš 10 3 Lietuvos krepšininkai.
Ir vis tiek legionierių rankose sukasi kamuolys ir tas labai pasikeitė, kai LKL pradėjo daugėti užsieniečių, stiprių lietuvių, kurie galėtų keliauti į Eurolygą. Nes tuo metu ryto komandoje Jeftokas, Jasaitis ar ne, jie vis tiek buvo Eurolygos lygio krepšininkai ir iškart kyla į kitą lygį. Klausimas dabar, jeigu pažvelgus į komandą sudėti, na, galbūt Gytis Radzevičius yra tik arti to Eurolygos lygio ir tai po daug metų žaidimo čia. Tai man atrodo, tikrai Rytas turėjo kito lygio žaidėjus, plus aukščiausio lygio legionieriai. Tas mišinys padėjo būti vienai stipriausių komandų Europoje. Na ir vėliau, ką tu manai apie tai? Na, tuo metu, kai didžiosios tos pergalės 2000 ir 2005 buvo, tai aš jau neprisimenu, nes 2000 tiesiog dar gimęs nebuvau, 2005 buvau metukų tik tais. Tai pakomentuoti iš tos prizmės, kad ką išgyvenau ir mačiau, tai negaliu. Bet dabar tai yra kaip istorija ir iš tos istorijos galima mokytis. Ir labai keistai skamba, kai atrodo taip dar neseniai gal buvo, bet jau tai yra parašyta istorijos vadovėliuose, tai galbūt dalyviams, tai ypač Sauliui ir Andriui keistai turėtų skambėti, kai jau apie jų karjeros pradžią aš mokaus. Tai, bet jeigu kalbant, ką pasimokyti, tai aš manau, kad dabartinis branduolys yra atėjęs iš tų pastatytų pergalių. Dabartinis kapitonas Margeris sakė, kad buvo arenoje, visada sirgdavo už Ryto, dabar jam yra didelė garbė kelti taurę kartu su Rytu. Tai aš manau, kad tos pergalės dabar pastatė tą kartą, kuri žaidžia. Tai yra Normantas, Radzevičius, Tubelis galbūt šiek tiek, ir Andriui norėčiau pasakyti, gal ne tik Radzevičius, bet ir Tubelis galėtų žaisti Eurolygoje dabar. Tai turi Rytas irgi stiprių lietuvių, bet galbūt tais laikais jie buvo stipresni, geresni, techniškesni. Na, iš ties geras pastebėjimas vėliau ir be abejo, kad Vilniaus Rytas tapo per 3 metus, 2 kartus tapo Lietuvos čempionu, tai be abejo yra puikus pasiekimas, bet kalbant Europos kontekste, norėtųsi daugiau. Bet, okei, dabar galim leisti šiek tiek po kelionę laiku ir pradėkime nuo LKL čempionų vardų. Ir tą sezoną komandą treniravo Šarūnas Sakalauskas. Iš tikrųjų labai inteligentiškas žmogus, inteligentiškas treneris, teko turbūt visiems su juo nekartą bendrauti ir žinote, apie ką aš kalbu. Norėčiau, kad turbūt tuo metu buvo komandoje tik Andrius Šležas, Saulius atėjo šiek tiek vėliau į komandą. Tai norėčiau gal, kad Andrius Šležas pasakytų, koks tai buvo treneris iš žmogiškos pusės taip pat ir koks jo buvo santykis su Jonu Vainausku tuo pačiu, nes žinome, kad tas ryšys buvo gana šiltas. Apie ryšį su Jonu tai tikrai nieko negaliu pasakyti, nes čia jau yra jų vidus, mes nematydom šito, nes kaip Šarūnas tikrai mums neparodydavo, jeigu turėdavo kažkokių ar problemų su Jonu ar dar su kažkom. O kas liečia treniravimą, tai tikrai buvo ir, sakykime, suplanuotos, sugalvotos treniruotės, ruošiamos treniruotės, daug aiškinimo buvo. Tai kas liečia aikštelės zoną, tai viskas tvarkoja su Šarūnu. Tik tai Šarūnas labai tuose kelionėse mums tikrindavo. Tai toks mėgdavo ateiti vakarais patikrinti, kaip mes gyvenam kambariuose, dar kažkas. Jam vis įdomu būdavo. O šiaip kaip žmogus, malonus žmogus ir pabendraudom, ir pašnekėdom, ir klausinėdavo tikrai, ir domėdavos mūsų gyvenimais, kaip mes jaučiamės, kaip kas. Neturiu nieko blogo prieš Šarūną. Viskas buvo gerai su juo. O kai ateidavo patikrinti, ką veikėte į kambarius, tai galėdavo ir prasipūst, kaip dabar Ne, madinga. prasipūst nereikėdavo, bet jau taip nužiūrinėdavo kambaris. Na, E, tas mums buvo labai įdomu. Mes jau patys paskui žinodom, kad jau kaip pavyzdys, jeigu ten, pavyzdžiui, dar, jeigu ramiai pasakydavo, kad 11 val. Jau turit būti lovose. Tai ateina jisai kokį be 5:11. Be 5:11 tu
tu sėdi, guli ant lovos, teliką, televizorių žiūri ir jisai tau pasako, sako, tu jau praktiškai pažeidai režimą. Mes sakom, dėl ko? Todėl, kad sako, 11 val. Jau turit gulėti lovose, o jūs dabar dar apsirengę, tai dar kol eisit nusiprausit, kol dantis įsivalysit, kol viską pasidarysit, jau bus po 11. Jau reiškia, pažeidėt režimą. Tai va, O, tokiais. jo, norėčiau paklausti, ar buvo taip, kad kažko nerasdavo kambariuose galbūt, ateidavo ir kažkas nueidavo naktinio gyvenimo patyrinėti? Nežinau, taip tiksliai, bet vienas atvejis labai juokingas buvo. Labai juokingas atvejis buvo, pas mus 2000 metais buvo prasidėjęs tokių žėjus manija žaisti šachmatais. Tiek išvykose, tiek kelionėse visose, tiek grįžę žaidam. Ir Macijauskas nemokėdavo šachmatai žaisti. Amžinatelis mūsų bendras fizinio treneris Juozas Šapalas buvo geriausias šachmatistas. Ir mes žaidom turnyrus, kelionėse visur, jau turėjom lentas susipirkę, grupės būdavo, pogrupiai, išėjimai, playoffai, nu viskas, čia buvo aukšto lygio turnyras. Ir Macijauskas visą laiką žiūrėdavo, jis nemokėjo žaisti. Ir vienais, jau kitais metais, nu pats jau pradėjo paskui, sako, aš irgi noriu žaisti šachmatais. Tai dėjo su Šapalu iki finalo. Finale pralaimėjo Šapalui Macijauskas. Nu, ant kiek greitai va, priėmė Macijauskas informaciją ir kaip suprato šachmatus. Bet kitas dalykas, ką norėjau pasakyti apie Sakalauską. Tai Macijauskas grįžęs į Vilnių visą laiką būdam, man skambina. Atvažiuoju šachmatai sužaisti. Eik, sakau, nebejuokauk, Macai, sakau, blem, aš kaip pailsėkim per pietų. Ne, atvažiuoju. Tai jis jau skambutis į duris jau skambina. Jau su lenta paruošta, žaidžiam šachmatais. Žaidžiam. Per pietus, po pietų važiuojame treniruotę. Ir vakare ten jau Kadžiulis be šeimos, be žmonų abudu, jauni, po 20 metų. Ir Macijauskas pasikviečia Kadžiulį atvažiuoti šachmatais pažaisti. Na ir Kadžiulis nuvažiuoja šachmatais pažaisti pas Macijauską. Ir kaip visada Sakalauskas paskambina į namus vakare. Labas, Arvidai, nu ką veiki? O Matas sako, ai nieko, sako, jau ruošiuosi kaip gulti. O jie žaidžia šachmatais. Kadžiulis sako, sakyk, kad žaidžiam šachmatais. Ne, tai aš jau viskas, jo, einu miegoti. Nu, Sakalauskas skambina Kadžiuliui, Kadžiulio tai nėra namuose. Taigi nebuvo tie mobilių telefonų. Buvo tik tais namų telefonai, laidiniai. Tai Sakalauskas skambina Kadžiuliui, o pas Kadžiulį niekas neatsiliepia. Na ir kitą dieną klausė, sako, kur buvai? Sako, aš pas Macą žaidžiu šachmatai, sako, aš jam skambinu, jis sakė, kad vienas pats nėra. Tai va tokia situacija yra buvus su Taip, Sakalausku. labai įdomu klausyti, koks buvo laisvalaikis krepšininkų prieš visą tą mobiliųjų erą. O žiūrėkit, dabar noriu įjungti į pokalbį vėl ir kitus pašnekovus. Kokie jūsų yra prisiminimai šio auksinio sezono, kalbant apie Lietuvos čempionatą? Kur buvote, ką matėte, ką atsimenate iš tų metų? Sakalauskas Šarūnas dar buvo mano kaimynas Šeškiniai. Lietuvos Rytas gal turėjo būti, nes Jezukas po to gyveno Petkevičius. Taip, pardavė. Kaip? Sakau, Jozukui pardavė tą butą paskui. Ai, tai Sakalauskas 10 aukštį gyveno šalia kitam, žinai, tai aš jį kiekvieną dieną matydavau su Škoda ir portfeliuku vaikščiojantį. Ir kažkada su jo sūnus draugavom, Juozas Sakalausku. Jis dabar Vokietijoje gyvena, berods tas Juozas. Ir Juozas išmetė lėktuvėlį sudėjęs protokolą LKL finalo kažkurio, žinai, Rytas Žalgiris. Ir aš taip randu, žinai, protokolas. Žinai, ten Rytas gal gavo, tada 98-99 turbūt buvo metai, net ten tas finalas. Mažasis pusfinalį, ne, Andriau, žaidėt su Žalgiriu 99-ais. Tai galbūt 90-ais aš buvau išsiųstas iš Šiaulius. Ai, neatsimeni tos sezoną. Bet Tai čia, kur Jasikevičius žaidė? Taip. Tai aš buvau tais metais išsiųstas iš Šiaulius. O po to grįžai 2000-aisiais, ne? Taip, 2000-aisiais grįžo, tai va šitą sezoną vieną buvau išsiųstas. Nu, aišku, ne savo noru, bet tai... Tai aš atsimenu, kad tą lėktuvėlį galvojau, protokolą turėsiu. Juozas sakau, radau protokolą rytojus. Tėtis mane užmuš, atiduok man šitą protokolą. Žodžiu, Sakalauskas buvo labai didelis
pedantas na, kaip sako, žaidėjus kontroliavo, nepatingėk 12 žaidėjų, žinai, paskambinti ir visus tikrinti vakare ir po viešbučius vaikščioti. Jo, viešbučiuose, kambariuose, visus apeidavo. Visus apeidavo. Dabar vaikų treneriai gal taip nedaro, žinot, kaip kartais, kaip Sakalauskas vyrus prižiūrėjo. Nu ne, Kaip tau, dabar gal Sauliau? kaip. O šiaip iš tikrųjų, tai atsiminimai, aišku, patys geriausi, nes vis tiek ta krepšinio banga, bent jau mano, aš gimęs 87 metais, tai pas kiemo draugus, kažkaip atėjo turbūt, kai Žalgiris pradėjo laiminę 98 metais, Saportas taurė, 99 Euro lygą, tada pradėjom po truputį krepšinį žiūrėti stipriau, tada 2000-ieji Ryto pergalė ir jau Rytas tapo visų mylimiausia Vilniui komanda, jau atsirado tada ir šalikai po miestą išplito ir tas klubas tada perėjo į tokį didelį žingsnį padarė, auginant būtent tų sirgalių bazę. Nes nugalėti Žalgirį atrodė neįmanoma, niekam iki tol nebuvo to pavykę padaryti. O atsimena Rikas Elijotas, kuris atvažiavo ne, iš Lulėja Planija basket komandos, amžinatelis Aleksandras Okunskis, Ukrainos Meškinas, po krepšių, tai va geras žaidėjo vidurio polėjo tandemas, jauni alkani lietuviai, Macas, ne, Šiška jau irgi atvažiavęs, Jadraitis jau apsitrinęs, Andrius, ar ne, ir gavęs patirties. Tai ką padarė naujieji klubo savininkai per 3 metus iš tikrųjų buvo neįtikėtina. Ir surinkti, aš manau, jie sugebėjo ką padaryti, tai nugriet patį talentingiausią Lietuvos jaunimą. Kiek žinau, net Donatas Lanina buvo pasirašęs kontraktą su Lietuvos Rytu, bet kadangi Rytas turėjo tiek daug perspektyvių žaidėjų, Kazlauskas ir Žalgiris sako, atiduokit mums jį, vis tiek sako, pas jūs rotacija va tokia yra ir Slanina tuo metu buvo rezultatyviausias, manau, Žalgirio žaidėjas po 20 taškus galėdavo mesti ir daugiau, didžiausias Rytas siaubas, bet įsivaizduokit, jeigu jie va tokių žaidėjų sugebėjo atsisakyti, tai reiškia, jie, nu, tuo metu surinko Lyžaitis amžinatelis, ne su Vainauskais, geriausiai ką galėjo. Taip, na, Tai Sauliau, kokie tavo atsiminimai apie šį sezoną? Oi, aš tada irgi dar, sakyčiau, ganėtinai jaunas buvau, man atrodo, tais metais aš Amerikai studijavau. Tai aš tik tai iš šalies man teko stebėti, o su treneriu Sakalasku irgi yra tekę nemažai bendrauti. Dar prieš išvykstant į Ameriką, atsimenu, tada atstovau Sakalams ir pamenu, jisai ten mane kvietėsi, tai su juo kalbame visą laiką būdavo tokie tampėlė, Andrius neduos meluoti, kad su juo bendraujant tikrai visą laiką tokia įtampa, nes tenais labai tave ne tai, kad skaito, bet žiūri, kaip tu bendrauji, kaip tu kalbi ir jis toksai tikras lingvistikos ekspertas toksai dar būdavo. Tai aš galvodavau ir toks pedantas ir treniruotėse, beje, man, kai buvo, man atrodo, 16 metų, aš kartais ateidavau į Sakalų treniruotės, kai jisai treniruodavo. Tai tas jo toks bendravimas, toks preciziškas buvo toksai, nu, išskirtinis. Tai va, tai manau, jis tą preciziškumą paskui perkelė ir į rytą. Tai va, tai tą ryto pergalę man teko tiesiog stebėti dar iš šalies, bet aišku, visą laiką pasvajodavau, kad vieną dieną atsidursiu aš toje čempioniškoje komandai. Taip ir įvyko, dėl to esu laimingas. Tai iš šio sezono aš vis tiek pasidomėjau šiek tiek, kas buvo 2000 metais, nes kaip ir minėjau, dar neteko to gyvai patirti ir buvo jauna komanda ir vat, pasiekti tokį titulą, kaip čia vienas pašnekovas sakė, nugalėti Kauno Žalgirį tuo metinį, jau ką tik neseniai Eurolygą prieš metus. Žalgiris buvo laimėjęs prieš Boloniją ir atrodo, kad jie buvo kaip čia on top of the hill, tai pasiekė aukščiausią savo tašką, tai gal prisimenat, kokios emocijos užplūdo tuo metu, kai vis tiek, Andrius čia galbūt klausimas būtų, kai visi sukrito tuo metu aikštėje vieni ant kitų, ar pamenat kažką iš to, kokios emocijos buvo? dabar visų pirma, tai šis mes finalą pradėjom Nesėkmė. pralošimų ar net 30 taškų. Man nepasakysiu, bet kad nesėkmė jo. Ir paskui klausė Jeftoko žurnalistai, ką Palangoje veikėt, kaip iškia ruošėtės. Jo, mes kaip tik buvom išvažiavę į stovyklą, biškutį užsikrauti energijos ir po to grįžom, tai pirmas rungtynės tai mums labai nesusiklostė. O vėliau visas 3 laimėjom, o tos emocijos, tai
neįsivaizduoju, jos taip natūraliai viskas gavos, kad mes ten viens ant krito, mes ten viens ant kito kabinomės, reikiam, šaukiam, aš neįsivaizduoju, net sunku net kažkaip dabar atkartoti. Sunku atkartoti, nes nu, tikrai emocijos buvo tokios didžiulės, kad neįsivaizduoju. O iš Nu, karto patikėjot, kad laimėjot prie Žalgirio, nes vis tiek surrealu atrodo, kad reikėjo šiek tiek, kad praeitų laiko, kad suprast, ką ne, padarė. nu, tai jau kai šilpukas sušilpė, kad jau baigęs varžybos, tai supratom, kai jau Macijauskas išmetė kamuolį į viršų, šakinėdamas, trikinėdamas, tai aš nežinau, kaip ten, kas per ką pradėjo viens ant kitą užgriūti, aš neįsivaizduoju. Man atrodo, Neįsivaizduoju, kas ten. buvo sakę filme, kad Macijauskas buvo apačio ir paskui visi ant jo krito ir taip ir gavos tą legendinę sceną, kiek man atrodo. Nu, tai nežinau, tai tiksliai nebeatsimenu, žinokit, jau kaip tai, bet dabar stovi kyse, kai Macijauskas meta kamuolį į viršų, šokinėja su kojom ir kaip ten visi sugriuvom, tai nebeatsimenu. Bet apskritai, va, kiek ir Andrius pasakojo, kai buvom Čempionų lygos turnyrė su Rytu, daug kalbėdavomės apie tą 2000-osius, tai Andrius sakė, kad komanda turėjo išskirtinį tada, ar ne, draugiškumą. Jūs sportavo Žvejų arenui miesto centre, visą laiką važiuodavot pavalgyti kartu, ar ne, po treniruočių. Vakarienės Okunskis kviesdavo. Nu, ne po treniruočių, bet gal didžioji dalis po rungtynių. Dar mums buvo toksai vienas dalykas, mums Jonas sakydavo, jeigu varžovai neįmes 60 taškų, duodavo 1000 litų. Ateidavo į Rūbinę, 1000 litų duodavo, numetam masažinio stalo, jeigu 60 taškų varžovai neįmet. Tai mums buvo stimulas. Tai tuo momentu tikrai LKL, sakykime, buvo silpnesnis negu dabar. Tai mes tas komandas gaudydavom, kurios jau būdavo mūsų tam keli. Ir mes nepraleisdavom 60 taškų, mums Jonas duodavo 1000 litų ir mes eidavom visą komandą su žmonom, su vaikais į kavinę. Vieną kavinę buvom susiradę Pilies gatvėje, nežinau, ten Žalstvykslė, kaip ten vadina, vengrų restoranas, ten būdavo su rūsiu, mums labai patogu, nes pas mus visi maži vaikai buvo, tai mums ten patogu, už durį susidaro ir padedam tą 1000 litų ant stalo ir visi, ką norim, tą darom su jais. Jeigu pritrūkdavo, tai mūsų brangiausias žaidėjas Aleksandras Okunskis damesdavo. Tai va, ir išvažiuodam. Daug būdavo susitikimų, daug su tom šeimom bendravom, tikrai tie metai buvo tokie draugiški, daug vakarieniaudavom, daug visko, esam ir į Iškilą išvažiavę, į mišką ir laužus kūrė. Manau, tai irgi labai stipriai prisideda prie komandos sėkmės, ar ne, kad draugai ne tik aikštelė, bet labai stipriai visi draugauja ir už aikštės ribų. Nu taip, aš manyčiau, kad atsiranda tas ryšys atsiranda ir paskiau tu perteikia aikštelį, tai nėra kažkokio pykčio, nėra kažkokio pavydo, ar tu įmesi daugiau ar mažiau, nežinau, kažkaip to seniau būdavo išreikšti lyderiai, buvo pagalbininkai, buvo jaunimas ir viskas, ir visi taip dirbam. Ir kad ir, pažiūrėjau, tie patys 2000 metai, Macijauskas, Kadžiulis, Lietuvos talentai 80 metų buvo paimti į klubą. Tai, pavyzdžiui, Macijauskas gal pirmas rungtynės gavo į startą išeiti per savo gimtadienį, man atrodo, kažkaip buvo ir dar kažkaip sutapo, kad atvažiavo Klaipėdos Neptūnas. Tai Macijauską leido į startą, Sakalauskas. Tai Macas tas rungtynės, man atrodo, virš 20 taškų ten įmetė, aišku. Ir nuo to čia, sakyčiau, Macas ir pradėjo. Aišku, sunkus darbas jam davė tą vaisių, tikrai sunkiai dirba ir nuo to jis prasidėjo. Tai bet ir paskiau mes ten važiavom su Macu su mašinoje ir jisai taip dar to Vilniaus nepažinojo, viskas ir vakare. Ir važiuojam, raudonas šviesoforas dega, jis tai nepastebėjo turbūt, ir taip ir važiavo į Sankryžą per raudoną. Sakau, Matai, taigi per raudoną važiuojam. Jis vidury Sankryžos sustojo, sakau, tai jau dabar mes važiuojam, tai jau viskas. Sako, šiandien aš viską galiu, sako, per raudoną važiuotis.
ant kiek buvo džiaugsmas išėjo ir į startą ir įmetė daug taškų ir viskas. Ir, na, Bet Andriu, ar sutiksi, kad toj komandai jūs daugiau galvojate ne apie asmeninius tikslus, o apie komandos pasiekimus? Ko dabartiniam krepšiniui turbūt trūksta, nes daug žaidėjų, žinai, galvoja, kaip čia karjera trumpa, kuo greičiau užsidirbti pinigų, kaip padaryti statistiką, kaip išvažiuoti į aukštesnio lygio komandą, kaip sugrįžti į NBA. Daug žaidėjų sprendžia savo uždavinius, gal mažiau galvodami apie komandą. gali būti. Gali būti taip. Tai legionieriai vis tiek, nu, tai jie atvažiuoja kaip ir užsidirbti. Aš nemanyčiau, kas jiems ta Lietuva ar kita šalis, kas jiems jie atvažiuoja pagal darbo sutartį ir jie dirba. Tai dabar jau viskas yra šiek tiek daugiau informacijos išviešinta dabar, kad ką reiškia Rytas, ką reiškia Žalgiris, kaip jie atvažiuoja. Nu, seniau, kas atvažiuodavo tie legionieriai, aš manyčiau, dar pusė legionierių nežinodavo, kas čia Žalgiris ar kas tas Rytas. Bet jūs turėjote du. Eliotas prašė Lietuvos pilietybės, o Kunskis dar grįžo į Lietuvą ir vis tiek Ukraina mums yra labai artima, manau, šalis. Tai jūs pataikėt, ar ne, su tai žaidėjais? Manyčiau, kad pataikėm. Kažkaip tai antras sugrįžimas Sašos nebuvo toks pasiteisinęs, koks buvo pirmas. Tai pirmam sezone tai labai padėjo mums ir tiek gynybai, tiek visur, tiek sujungė komandą. Viskas tas toks buvo mūsų tylus toksai sujungėjas. Niekur jisai nesireikšdavo, jeigu jo labai nekalbins, jis ir nekalbės. Bet jisai tą jungdavo visus ir pas save į svečius kviesdavo visą laiką. Nu, ir aikšteliai labai padėdavo. Tikrai, kaip gynybos ramstis buvo, ir mes buvom, netgi buvo labai mums lengva, sakykime, ir gintis. Mes gynybą darėm, aš kiek atsimenu, leidom į galą. Leidom į galą ir ten stovėjo Kunskis. Vis dėlto vis tiek virš 2,10, tai mums labai patogu, tie mažiukai poliai bijodavo mesti, o mes viską leisdavom į galą, o ten Saša stovi. Šiek tiek noriu įsiterpti, kadangi Saulius turi mažai laiko, jį reikės paleisti, tai va šiek tiek noriu ir Saulių pakalbinti, po to mes galėsime likti su Andriumi Šležušiu šiek tiek daugiau dar eteryje. Tai dar noriu atkreipti dėmesį į tą marketinginę būtent to reikalo pusę, kuris buvo būtent tą čempionišką LKL sezoną. Ką jūs atsimenat, vat, pavyzdžiui, Sauliau, nors tu tuo metu gyvenai galbūt net ne Lietuvoje, sakai, bet apskritai apie tų laikų marketingą. Aš, pavyzdžiui, atsimenu iš savo prisiminimų, nors gyvenau net ne Vilniuje, augau Alytuje, man buvo 10-11 metų, aš atsimenu, kad būdavo Vilniaus Lietuvos ryto sąsiuviniai, ar linijomis, ar langeliais, kur galėdavai pirkti ir ten eiti su jais į mokyklą ir jausdavaisi labai labai kietas. Ir šiaip ta prasme, ta visas Lietuvos ryto tas laikraštis, tas sporto priedas, ar ne tas žurnalas, ta prasme, vat apie tai dar norisi šiek tiek paklausti. Kiek tai reiškia tuo metu jum? Um, Realiai daug aš neatsimenu iš tų laikų, tikrai nemažai to laiko praėjo, bet kaip minėjai, labiausiai turbūt tą visą krepšinio sklaidą skleidė tas krepšinio žurnalas, kuris išeidavo dar, kaip dabar atsimenu, antradieniais, nes ant tiek jisai būdavo svarbus ir jo visi mes labai laukdavom, nes tikrai nebūdavo nei ten tų socialinių tinklų, nei telefonų, nieko. Tai manau, atsimenu, ten ir būdavo sudaryti rinktinių žaidėjų sąrašai, perspektyviausių krepšininkų sąrašai ir ta prasme kiekvienas jaunas pilietis, nežinau, ar krepšinio fanas galėjo tik tai per tą sklaidą matyti ir žinoti, ta prasme, kas vyksta, aišku, be abejo žiūrėdavo ir rungtynės per televizorius, bet tai buvo viena iš tų priemonių, kuri padėjo domėtis krepšiniu. O iš tos pusės, kas liečia rytą, tai aš pamenu, būdavo pakabukai su žaidėjų nuotraukom. Aš ir dabar dar turiu, ta prasme, tai buvo kažkas irgi tokio. Paskui, kada aš pats žaidžiau, ir mūsų buvo, ir su numeriais, ten, ta prasme, man tokias. Tiems dabar tai būtų tokia kaip ir smulkmena, bet tais laikais atrodė kažkas, wow, kažkas neįtikėtino ir tikrai buvo labai smagu, kad tokie dalykai tais laikais jau buvo. Dar, Sauliau, aš tai rinkdavau, knygutės būdavo Lietuvos ryto, aš rinkdavau žaidėjų parašus, kur tu galėdavai po varžybų pagauti
Macijauską, Tai dar, Šiškauską paprašyti. atsiprašau, dar buvo LKL knygutės. LKL knygutės su nuotraukytėm ir ten tada labai buvo patogu surinkti parašus, ką aš pats esu daręs ne kartą, ta prasme, rinkdavau. Tai jo, paskui ir pats buvau, atsimenu, ta knygutė, tai kažkas tokio. Dabar, aišku, gal vaikams būtų keista tokį dalyką turėti, bet tais laikais buvo neįtikėtinai faina. Aš manyčiau, jeigu čia pas tave kažkur paieškočiau, tai visų metų LKL knygutės turiu. Nu, aišku, kur aš pats žaidžiau. LKL knygutės ir ryto knygutės ir LKL knygutės. Netgi dabar kažkada čia nesenai esu žiūrėjęs kažkokius stalčių atsidaręs, tai buvo LKL knygutė. Vieną pavarčiau kažkokie metai, visos komandos surašytos, pavardės, viskas su pasiekimais, Pomėgiais. Yeah. viskas. Tai, Pomėgiai, teisingai, pomėgiai. tai, Aš dar Labai Sabaliauskas gerai. Donatas sakė, kad daugelį LKL žaidėjų pomėgis žvejyba. Kitoje knygutėje, kiek vartai, visi žvejyba. Visi žvėjai. Nu, ne, buvo ta pradžia sezono, reikėdavo visą laiką užpildyti anketas. Duodavo anketas ir LKL duoda anketą ir pildai vardas, pavardė, ūgis, svoris, pomėgiai, dar kažkas. Ir vėl ten ateina kokia Šiaurės lyga, vėl ten kažkas vėl pildai, vėl. Nu, tikrai buvo vienu momentu, kad čiut ne kiekvieną dieną ateini tas anketas pildai. Tai Robinis Jevtoka jau nusibodo pildyti tas anketas ir parašė mėgstamiausias maistas, ten kažkas ar papugėlių maistas, ar konteinerių maistas. ir tuo momentu, nu ten visi rašo, ten cepelinai, šaltybas, vištiena. Ar papugėlių maistas, ar konteinerių maistas, kažką buvo parašęs Robinis. Tai jis tuo momentu vairavo Nissan patrulį, džipą ir buvo paskiau, man atrodo, krepšinis, ar kas ten pasirytas idėjas nuotraukėlę Jevtoko mėgstamiausias konteinerių maistas privažiavęs su džipu, rankai ištyčia ten prie konteinerio. kažkas panašaus, tak atsimenu, buvo, kad juokėmės. Sauliau, dar noriu paklausti, aš besiruošdamas šiam epizodui kalbėjau su Jonu Vainausku ir jis man pasakė tokį faktą, kurį gal žinojau, bet buvau užmiršęs, kad jūs kartu mokėtės ir žaidėte krepšinį Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijoje, taip? Taip. Aha, tai Buvo labai toks įdomu faktas, bet ne vienai prisimint. komandai. Ai, nu jo, bet tada kažkaip pradėjot bendraut ir taip toliau, tai vat įdomu, ar tada jau matėsi tas Jono visas potencialas, kad gali išaukti į tokio lygio aukšto sporto vadybininką? Na, tuo metu, kai sportuoji, manau, apie tokius dalykus nelabai mastai ir galvoji, kad ar vienas kitas gali būti ten sporto vadinimas, nes realiai, kai tu esi, nežinau, paauglys, tu net nelabai įsivaizduoji, kas tai yra. Na, šiais laikais žmonės gal daugiau žino ir daugiau išmano, bet tais laikais tu tiesiog gal gyveni šią dieną, galvoji apie kasdienius dalykus. Tiek, bet aišku, jisai visą laiką turėdavo tą iškalbą, jisai visą laiką mokėdavo bendrauti, gal iš tos pusės išsiskirdavo iš to jaunimo, o paskui pamatėm, kaip viskas išsivystė, ant kiek jisai turėdavo tą, nežinau, pojūtį, kaip čia, kaip mes jau kalbėjom, dėl ko buvo tas čempioniškas rytas, LKL, Eurocapo, jisai turėdavo tą pojūtį, kaip atrasti tuos legionierius, surasti pigius legionierius, iš jų padaryti žvaigždės. Tai yra tikrai, manau, toks dalykas, kurį ne kiekvienas žmogus turi ir lengva, kai tu turi ten 10 milijonų ir tu prisipirki žvaigždžių, bet kai tu surandi tą perlą talentą, kuris žaidžia, nežinau, Vokietijos, Belgijos lygoje ir po kelių metų jisai tampa topiniu Eurolygos žaidėjų, Eurocapo žaidėjų, tai va čia yra talentas, ką Jonas turėjo ir turi ir tos įžvalgos tikrai buvo pergalingo kelio pradžia, prie ko jis labai prisidėjo. Dar Ir aš turiu vieną kalbant, klausimą. Aha, Andriau, taip, jei Pilis galima, Saulių, trumpai. Aha. čia yra geras pavyzdys, kaip sūnaus meilė krepšiniui persidavė tėvui ir manau, kad ta komanda ir buvo daug kurta dėl Jono. Nes aišku, kai Jonas lankė Marčiulionkę, Gedvydas labai norėjo irgi sekė, bendravo, varžybas lankė, džiaugiasi, kad sūnus turi aistrą ir tikriausiai
vienas svarbiausių motyvų buvo, ką aš dabar matau iš dabartinių tėvų. Rolandas Kaisgirys, jo sūnus žaidžia, Rolandas labai įsitraukė vaikų krepšinį. Nors iki tol jam vaikų krepšinis nebuvo ten labai įdomus, ne? Ir labai daug taip tėvų rėmėjų būtent ateina, kol jų vaikai žaidžia, jie remia komandas, jie ieško, jie įsitraukia į tą bendruomenę. Manau, Jonas ir buvo viena priežastis, kad Gedvydas sukūrė šitą komandą ir kūrė savo sūnui labai įdomų darbo vietą, labai stengiasi ir labai džiaugiasi, matydamas, kaip sūnus gyvena tuo, jis buvo maniekas, jis buvo išprotėjęs dėl tos komandos. Taip labai džiugu, kad atsirado tokių žmonių kaip Vainauskai, kurie tą klubą tiek daug metų mylėjo ir gerbė, atėjo metas jį perleisti kitiem, bet dar liekant šiek tiek prie Jono temos, vėliau Vilius jau pradės temą apie 2004-2005 metų sezoną, bet dar noriu trumpai paklausti jūsų visų trijų trumpai, gal vat irgi nuo Sauliaus pradėsim. Vis tiek visi mato turbūt Palangos Olimpo dokumentiką, ar ne, kur Jonas Vainauskas buvo. Tai kaip manot, jeigu tais laikais būtų kūrę apie Vilniaus rytą tokį dalyką, kiek ten būtų visko, ar ne, kiek ten būtų vaizdų, kokia medžiaga tai būtų? Tai būtų, gal istorija būtų ir gera, bet žinokit, žaidėjams tai neįdomu, kai su kamerom vaikšto nuo ryto iki vakaro. Kiek, kiek Palangos Olimpas video pridėjo, kiek reportažų, kiek visko, kiek kalbina, kiekvienas varžybas važiuoja, viską filmuoja, viską daro. Nežinau, jeigu mūsų laikais būtų, tai gal dar mes nebuvom tokie labai pažengę ir vis tiek mes tokie gal biškai daugiau susikausę buvom, tai mums tos kameras tai tikrai būtų trukdę. Gal dar pasakyčiau, ne visą laiką tas dėmesys ar negaliu pasakyti, kad tai dirbtinai sukūriamas žinomumas atneša pergalės, kaip matėme ir Palangos atveju, ta prasme, tai buvo surinkta tikrai gera NKL-ui, labai gera sudėtis, bet gale matėm, kad komandai nepasisekė, tai ne visą laiką tas perteklinis dėmesys atneša pergalės. Serialas sukosi ne apie komandą, Jonas yra personažas, žinai, ir herojus. Serialas buvo sukurtas Nu, būtent jo, parodyti. įdomiausia dalis buvo stebėti Jono interviu, pasisakymus ir taip toliau. Tai apie Joną užsiminėm ir jisai Balys minėjo, kad perėsim truputį prie 2005 metų taurės, kurių jubiliejus 20 metų greitai bus. Ir tie būtent metai buvo labai ypatingi, nes ir pasistatė Vilnius Siemens arena, kuri tuo metu buvo didžiausia Lietuvoje. Ir turėjot labai garsų žygį per visą Europos taurę, grupių etapas, paskui nugalėjot Salonikų klubus, Valenciją ir paskui finale susitikot Šarleroi mieste Belgijoje su graikais ir galbūt nuo pat pradžios tada galbūt paklausiu su Siemens arena, ar buvo keista žaisti tokio dydžio arenui, kuri pasistatė Lietuvoje, buvo pastatyta Lietuvoje tiksliau, nes vis tiek plotai dideli, nebuvo ta mažytė Ryto arena. Gal pamenat, koks jausmas buvo, kaip, pavyzdžiui, Delininkaitis irgi įmetė tą 3.1. Ne, tai jausmas tai tikrai buvo geras, nes, kad jau tikrai mes tada supratom, kad jau į Vilnių atėjo jau tikrai didysis krepšinis. Ir sakykime, Jeep arena buvo, mažoji salė buvo jau tada kaip ir treniruočių salė, čia didžioji, tai kur, tau 10 000. Ir dar visų pirma, kad tie metai buvo, kad ir sirgaliai praktiškai visas Europos varžybas buvo pilnutėlė salė. Ir kiekvienas varžybas, kiek atsimenu, rekordus darydavo šitą garsą, kaip ten decibelus žiūrėdavo. Tai tikrai įspūdinga atmosfera buvo sukurta. Visų pirma, buvo ir daug gražių pergalių, daug gražių momentų, buvo Siemenso buvo tikrieji metai, tikrai labai geri metai buvo. Kaip atidarimo metai ir rezultatai ir viskas, tikrai atmosfera buvo puikiai. Siemens. O Sauliau, ką jūs turit? Gal prisimenat kokių istorijų? Aš tai irgi prisimenu pergalingus metus, daug sirgalių, bet iš tokios kitos pusės, tai pamenu, tuo metu mus treniravo Vladė Diurovičius. Jis, aišku, tos jaunimą visą labai skalbdavo, ten mus ten tikrai Andris atsimena, kai mes ten aš Čiukinas ten lakstydavom, nežinau, kai kareivukai ten
prieš treniruotę, po treniruotės ir aš atsimenu Siemensą iš tokios nei blogos, nei geros pusės, tiesiog kada būna nauji krepšiai, lankai žiauriai kieti ir aš atsimenu Siemensą pradžiai, tie lankai buvo, sakau, kaip ten būna bitas pulas ir rusiškas biliardas, tai ten, ta prasme, neįmanoma, turi labai tikslai mest. Ir dar tuo metu, žinot, gauni tą spaudimą, nepataikai iš to pakrepšio, aš galvoju, grįžtam mes geriau į tą savo mažąją salę, tenai jau ten viskas pramėtyta, viskas žinoma ir taip toliau. Man tas Siemensas taip pradžiai tai buvo, sakau, rodo, ateini tą Siemensą, stovi, matai Vladį Diurovičių, matai tuos lankus ir galvoju, nu graži arena, daug fanų, viskas, bet kaip dabar reikės į tą krepšį pataikyti. Paminė, Andriu, kai Nieko. buvo iš pradžių kieti lankai ten, tikrai buvo žiauriai kieti Nu, lankai. taip, visą laiką toj didesniai salėje visai kitaip atrodys, tie lankai mažiučiai, Jo, jo. kaip atrodys, ar tikrai standartiniai, tikrai tokie pat lankai kaip ir kitose salėse, nu, buvo toks jausmas, buvo. Jo, jo. Ir jau, kaip suprantu, ir tas plotas labai turėjo įtakos prie to, kad iš mažos salės ateina, tokie ir plotai didesni ir atrodo, kad gal krepšys buvo jautęs toliau ir nelabai. Ne, nu tai vis tiek mes kažkiek tais nebuvom, kad jau iš tos gilumos didžiulės, tai vis tiek žaidėm Europos tauriai, žaidėm visur ir su Pro lyga žaidėm, ne vien Eurolyga, bet su Pro lyga žaidėm ir tai pačioj Panathinaikos Atėnų salėje, kur kiek ten 20 tūkstančių žiūrovų, kiek ten. Tai buvo tų salių, esame matę, kažkas kelias savaitės važiuodami tos su kitom komandom žaisti, bet kaip čia atsirado mūsų jau ta salė, tai nu, kaip savo į salę mėtai, nu, vis tiek, aišku, tu pirmiausia tyrinėjai ją, žiūri visus, iš visų pusių, kur gali, kaip pataikyti, kaip to atrodo šviesos, kaip tribūnas, kur kas matas, ar iš priekio, ar iš šono, kur geriau. Tai vis tiek, kol su jie susipažįsti, kol susidraugauji su aikštelė, tai kažkiek laiko praėjo. O aš, Andriu, čia. Mes atsiprašau, mes kiek pamenu, mes LKL tai žaisdavom vis tiek senoji salėje. Mes sportuodavom ir ten, kiek pamenu. Mes ne vien Siemens'e buvom tą sezoną pirmą, tikrai. Net LKL tai didžioji dalis ir būdavo mūsų mažoji salė, taip. Jo, tai sakau, ir miksuodavom, ta prasme, aš kiek pamenu, jo. Bet kas būdavo gerai, tu ateini į savo salę, turi savo rūbinę, per duris praėjai, pakliūni į Siemensą. Nu, viskas vienai vietai, viskas puiku. Aš, Andriu, dar turėjau klausimą Čerškui. Gal iš fano perspektyvos galit papasakot, kaip atrodė ta Siemens arena, kad vis tiek, manau, tikrai esat sėdėję tribūnuose, kaip tuo metu, kai tik atsidarė, kokia emocija buvo. Žiūrėkit, pirmas susidūrimas, aš 11 klasį pradėjau Eurobasket LT portale rašyti ir man jie davė akreditaciją ateiti į rungtynės nemokamai, spaudos konferencijas lankyti. Ir pirmas susitikimas ir pažintis su klubu didelė buvo 2004 metų sezono pabaiga ir Rytas Jonas Vainauskas, Remigijus Kazilionis, tuo metu klubo atstovas spaudai, parašė laišką žurnalistam, kad kviečia visus į spaudos konferenciją, svarbią. Nerašė temas, bet parašė, kad bus svarbi spaudos konferencija. Mane nusintė jauną žurnalistą kartu su Karoliu Vaisgėla, mes dviese du draugai tada rašydavom, ateinam tokie, ten jau sėdi pulkas garsių Lietuvos žurnalistų vyresnių ir Jonas pareiškė, klubas daro didelį šuolį, mes uždarome šitą areną Žvejų gatvėje, mes ją parduosime ir mes keliame žaisti į Siemens areną ir statome savo treniruočių salę. Kad tai bus geriausia salė Baltijos šalyse, kad mažai komandų, beveik niekas neturi, kad būtų treniruočių bazė šalia didžiulės arenos ir tai bus didžiulis šuolis klubo istorijoje. Tuo metu Rytas buvo iš vis profesionaliausiai dirbanti organizacija Lietuvoje. Aišku, jie turėjo didžiulę žiniasklaidos mašiną, ar ne, didžiulę reklamą sporto puslapiuose, krepšinio žurnale, vėliau startavusioje televizijoje. Ir tada mus pasikvietė Jonas, Remigijus Kazilionis, buvo Gedvydas į VIP salę, nu, ir ten buvo paruošta užkandžių su muštiniu, mes tokie jauni, žinai, čia dar pavalgyti duoda klubas. Wow. Ir priėjo prie mūsų Jonas, kas jūs tokie esat, nu, sakom, Eurobasket, mes rašom, moksleiviai, mes dar moksleiviai. Tai ką tai internetinė žiniasklaida, uždirbot ką nors? Po 100 litų mums moka, žinai. Tas pasijokė, kai Zilionis davė savo vizitinę, sako, atsiųskit man porą straipsnių, gal į krepšinį aš jūs.
įdėsiu. Ir mes tada, žinok, pradėjom rašyti krepšinio žurnalui, o Olga reikėjo pasimti Lietuvos ryto redakcijų Gedino prospekte. Ateinu pas buhalterį į antrą aukštą, ten gal 250 litų man padavė už vieną ar du straipsnius, aš taip išeinu galvoju, o čia tai pinigai, o čia tai Hebra uždirba, žinai. Nu, bet tuo metu jiem tai rūpėjo ir jauni žurnalistai, jiem rūpėjo santykiai su žiniasklaida. Klubas tikrai dirbo, nu, žiauriai profesionaliai ir Lietuvoje jie padarė neįtikėtinus dalykus, dėl to vat ir Bali tokių fanų Lytų net atsirado kaip tu ir kitose miestelėse, kurie pradėjo sirgti už Rytą, nes, na, jie tikrai labai plačiai komunikavo, būrė fanų bazę. Jonas po to apmokėdavo autobusą, mum į Valenciją aš važiavau su Rytu, gavau autobusą, Jonas davė 10 tūkstančių litų, kad mes nuvažiuotume. Padėdavo fanam šalikus nupirkti, aprangas, taip toliau. O mano pirma, tai aš pirkau bilietus į, nes akreditacijas paėmė vyresni kolegos Eurobasket, aš turėjau nusipirkti bilietą sporto rūmų kasoj. Buvo nelengva įgauti, bet labai anksti nusipirkom, 3 mėnesius prieš gal rungtynės. Labai jų laukiam, virpėjo širdis pamatyti tą areną. Atvažiuoja Žalgiris, Šležas šaudo tritaškius, Mujezinovičius daužo varžovus, o Frederikas Hausas vagia kamuolius. Ten buvo visas Vilnius, pilna arena, nu, neįtikėtina atmosfera. Ir tada mes laimim ir atrodė, kad, wow, šitą sezoną žada daug. Mes galim laimėti Europos taurę. Buvo toks jausmas jau tada. Ir vat, gerai paminėjote apie tą Europos taurės laimėjimą ir vis tiek buvo labai geras toks žygis, kad svečiuose jūs kažkiek pralaimėdavot, bet namuose grįždavot į Siemens areną ir atsilošdavot. Tai galbūt klausimas būtų Sauliui, gal kaip pavykdavo tą namų faktorių išnaudoti, nes vis tiek svečiuose kažkiek pralaimėdavot ir paskui grįždavot į Siemensą ir tą pačią Valenciją irgi įveikėt. Kaip taip namų faktorius toks veikdavo? Žinot, aš buvau tose visose serijose daugiau tas pagalbinis žaidėjas. Teko, aišku, žaisti ir prieš tą pačią Valenciją, ir prieš Salonikų komandas. Bet vis tiek didžiąją naštą tekdavo mūsų legionieriams, taip pat patyrusiems lietuviams, vat, vienam iš jų Andriui. Manau, nežinau, gal tas šaltas protas, profesionalumas. Ir kai mes pradžiai pokalbio kalbėjom, kad dauguma žaidėjų ir ten ir Jasaitis, ir Jeftokas, nu, buvo tikrai aukšto lygio, jau tuo metu Eurolygos lygio žaidėjai. Ir tikrai išlaikė tą šaltą protą, ta prasme, ir žaidžiant prieš grandus kaip Valencija. Tikrai niekas tenai nežiūrėjo ant tų pavardžių, Tomašovič, Soberto ir ten taip toliau. Ten tikrai ten būdavo žvaigždžių komandas, ta prasme, žaidė kai lygius su lygiais ir ko pasiekoja, manau, tas padėjo pasiekti tokius rezultatus. Manau, niekas nežiūrėjo jų pavardės, visi žaidė savo krepšinį ir manau, mažai kas tikėjo, kad mes galim patekti į finalą, bet tai nutiko ir įsirašėm istoriją, paskui jau visi matė, kas buvo toliau. Tai va. O tas mažai tikėjo, tai gal spaudimo tokio nejautėt ir padėjo tai laimė, nes, pavyzdžiui, dabartinis Rytas visi sako, kad gerai žaidžia tik, kai yra underdogas, tai ir prieš tai būdavo. Gal nebuvo visiškai, kad ten mes underdogai būtume, nes vis tiek mano komandos ir biudžetas tikrai nebuvo pats mažiausias ir buvo nupirkti tikrai geri legionieriai. Ir manau, buvo ten ar iš tos pačios valdžios, ir savininkų, manau, buvo to tokio šiek tiek spaudimėlio ir tikėjimo. Aišku, fanai visą laiką tiki, bet, žinai, kai pasižiūri sąrašus ir pasižiūri, žinai, tuos biudžetus, vis tiek visi lygina dažniausiai biudžetus ir komandos sudėtis žvaigždės, nors mes jų turėjom, bet gal neturėjom pačių aukščiausių. Tai va, to tikėjimo buvo, bet vis tiek mes nebuvom tie favoritai, kuriems dar būtų uždėdam papildoma ta atsakomybė. Tai va, tai tiek. Aš dar papildysiu, teko kiek su Ruteniu Paulausku bendrauti. Jis tą sezoną, gaila, kad mes jo nepakvietėm, jis tą sezoną buvo su abiem treneriais, tiek Vladį Diurašium, tiek Tomu Mahoričiu, matė visą virtuvę iš vidaus. Tai Rutenis, ką sakė, kad labai laikų treneriai buvo pakeisti. Diuravičius labai daug spaudimo davė, labai sunkės treniruotės, o Mahoričius antrojo sezono dalyje viską palengvino, nuėmė
Ir komanda tada atsipalaidavo, gavo poilsio, tokio pasitikėjimo. Tai va tas trenerių keitimas, kartais atrodo ryte jie keitėsi daug, bet labai buvo pasiteisinęs dalykas. Aš nesakau, kad rytui reikia dabar taip elgtis ir keisti trenerių sezono vidury, bet tuo metu, jeigu Saulis vai Andrius pasakys, padėjo tikriausiai, ar ne, kad atėjo kitokia filosofija. Nu, Machoričius visai kitos stiliaus treneris buvo. Jam rūpėjo taktika, jam rūpėjo smulkios detalės, gal sakykim taip. Jisai žiūrėjo, ar kad žaidėjai nebūtų pavargę, dar kažkas treniruočių, visas grafikas, kada polisis, kada laisva, kada stipresnė, kada silpnesnė treniruotė. Nu, pas Jūrovičių to nebuvo, pas jį vienodos treniruotės. Tiek rytinė, tiek vakarinė ir ten tų laisvų net nieko nebūdavo. Ir tarp kitko, jeigu pasižiūrėjus, man atrodo, prie Jūrovičiaus pats geriausias rezultatas yra tų pusę metų. Mes prie Jūrovičiaus pralaimėjom tik vienas. Ne, vienas varžybas pralaimėjom prieš Belgradę, prieš Cerveną Zvezdą. Europos tauriai išvykoj. Bet jisai pats, kaip tada sakė, jis pats prisėmė tą kaltę, nes jisai pats iš Belgrado ir mes į Belgradą įskridom antradienį rungtynės, mes įskridom sekmadienį. Mums, sakykime, paliko viešbutį, o Jūrovičius, aš taip supratau, kad važiavo pas savo šeimą, su šeima gyventi. Ir mes sekmadienį nesportavom, pirmadienis, man atrodo, vakare gal tik tais, nes pagal taisyklės tik tais vakarinė treniruotė ir rytinė priklauso. Tai mes per ilgai užsibuvom tam Belgrade vieną parą, sakykime taip. Aš taip manau, kažkaip jis buvo taip sakęs, sako, aš prisiemu tą kaltę, nes per anksti išvažiavom. Jis matomai norėjo pabūti namuose dar vieną dieną ilgiau. Ir mes toks biški likom be sporto ir prieš Cerveną Zvezdą pralaimėjom. Ir jūs Vienas buvo rungtynės. Ir tą sezoną jūs praradot Frederiką Hausą, geriausią savo žaidėją, irgi dėl kelio traumas. Tai irgi galėjo būti sunkių treniruočių pasiekmė, ar ne? Ir poilsio trūkumas. Nu, pas Jūrovičių tai buvo, ten būdavo bairių, kaip jie pykdavas Hausas su Jūrovičiu. Nu, kažkaip tai Jūrovičius nemėgdavo tų amerikiečių. Amerikiečių nemėgdavo. Tai jis ten puldavo ant to Hausą. O Hausas kartais mėgdavo taip tokie gal biškutį nedadirbti, gal iki pilnai nedadirbti. Tai užkliūdavo Jūrovičių, tai Jūrovičius ant jo ten šaukdavo. O gal Buvo bairių. istoriją papasakot, kažkaip išsamiau, kaip ten kildavo koks konfliktas galbūt. Ne, pas Jūrovičiaus apšilimai tokie būdavo, ką mes dabar darom su vaikais moksleivių lygoj. Perdavimai, vienas stovi vidury. Ir tau iš kraštų 2 perdavimus duoda. Tu turi greitai reaguoti, greitai duoti perdavimą. Nu ir Hausas vidury buvo. Hausas vidury ir kraštų duodi perdavimą. Nu, tu atidavai perdavimą, tu negali ten labai užsižiūrėti, tu turi suktis į kitą pusę, nes ateina perdavimas. Tai Jūrovičius pamatė, kad mes Hausui labai lėtai duodam perdavimus. Tai atėjo Jūrovičius iš kažkieno paėmė kamuolį, stojo kraštą. Sako, šitaip reikia daryti. Ir Hausas pagavo kamuolį, davė kitą pusę, atsisuko jau Jūrovičius iš kamulio. Iš kamulio pataikė, kai pradėjo ten dar šaukti reikti Jūrovičius. Hausas irgi ten kažką tai, bet Hausas nepuolė, jisai nepuldavo, bet jisai ten tyliai po savim burbuliuodavo. Tai ir dabar, pavyzdžiui, kažkur mačiau video, kaip treneris spyrė iš kamulio žaidėjams. Tai Jūrovičius mums taip darydavo, pavyzdžiui, centruodavom. Atsimeni, Sauliukai? Aš viską atsimenu, nes... Jūrovičius stovi ant tritaškio linijos su kamuliu ir mes ten centravimo judesius darom. Įkerti po krepšiu ir tau duoda kamuolį, tai jisai nemeta iš rankų, o spyrė iš kojos. Spyrė iš kojos tau tą kamuolį, toks smūgis eina, tai jau geras. Tai jeigu ten jau prasileistum, tai nosį ir nuneštų. Taip, šiais laikais jau labai kažkaip sunkiai įsivaizduojame tokie dalykai. Klausimas paskutinis Sauliui, nes turime jį paleisti, žmogus užimtas, skuba toliau siekti pergalių, dabar būdamas jau ne krepšininku, o treneriu. Tai Sauliau, klausimas toks apibendrinamasis. Ko palinkėtum Vilniaus Ryto komandai ir kur matai jos ateitį?
ar Europos taurėje, ar Čempionų lygoje, ar Eurolygoje, o galbūt e, NBA projekte, kuris ateina į Europą. Sunku pasakyti, kur aš juos matyčiau, bet norėčiau matyti pergalingam keli ir atrasti tą raktą į pergalės. Kaip matome, LKL praeitais užpraeitais metais Rytui tikrai sekėsi gerai ir visi buvo patenkinti, miestas šventė, komanda atrodo sulibdyta irgi neblogai, tiesiog Europos taurė šiai dienai Čempionų lygoje ir praeitais metais ir šiais metais, galim sakyti, nepasisekė, žinot, kai pralaimi, tai tada ieškai tų problemų, ieškai priežasčių, dėl ko taip nutiko. Tai aš jiems palinkėčiau atrasti tą raktą į pergalės, apie ką mes prieš tai kalbėjome, apie tą trijų dalių derinį, tai geri legionieriai, a, talentingas jaunimas ir patyrę lietuviai, kurie vienyje, nes dažniausiai, kaip matome, dažniausiai pergalės, ypač vietiniam fronte, laimi tos komandos, imant visą Europą, laimi tos komandos, kurios turi geriausius vietinius žaidėjus, ta prasme. Tai manau, Rytui tai turi vienas būti iš iššūkių, tai padaryti ir kitais metais, nesvarbu, kokioje lygoje žaisti, ar čempionų, ar kaip tu minėjai, NBA tam projekte, kad tai pasitarnautų ir pavyktų nueiti toliau nei ten nuėjom šiais metais bei praeitais. Tai aš to palinkėčiau prisiminus tą prieš 20 metų iškovotą tą pergalę, kad tai būtų irgi toksai kaip ženklas, nežinau, jiems pavyzdys, kad viskas įmanoma ir ant kiek pergalingas Rytas buvo ir kad jie turi tą teisybę išlaikyti toliau. Vėliau, dabar gal tu kažką dar turi apie tą sezoną, ar mes jau judam link apibendrinimo kažkokio? Na, apie tą sezoną aš tikrai dar klausimų turiu, nes vienu mačas su Valencija turbūt garsiausias tame sezone buvo, kai Valencija atvažiavo ir turtingesnė, ir jau Saulius minėjo, kad turėjo labai garsias pavardės. Tai ir vyko nervų karas ir Tyronas Nesby buvo pasakęs, kad net neatsimena paskutinių metimų, kas ten buvo. Ar Andriau prisimenat, ar kas buvo paskutiniam sekundėm, ar buvo tokia euforija, kad jau... Nelabai. Tai pasirodo ne tik Nesby taip atmintis irgi, bet suprantama vien dėl to, kad kokia euforija tuo metu buvo. Galbūt, o patys tikėjot, kad galit įveikti Valenciją namuose? Ar... Nežinau, jau mūsų šitą komandą tai buvo sulibdyta, tai buvo nuteikta ir to pačio Roberto Štelmacherio, to pačio Matthew Nilseną, kurie legionieriai tikrai buvo subūrę, suvienijo visą komandą, sakykime. Mūsų kelias jau buvo toksai, kad mums nebėra jau kur trauktis. Nebėra mums kur trauktis ir visų pirma, kai pamatai tas pavardės, tai tau toks kyla noras prieš juos tikrai sužaisti daug geriau. Įrodyti, kad mes irgi galim, nes aš manyčiau, kad Valencija tai labai stipri buvo, ten praktiškai visas tas žvaigždynas Europoje, Rakoševičiai su visais, ten, nežinau, ten visos pavardės, kas nuo suolo kildavo, dar kažkas pakeitimas, tai ten baisi komanda buvo. Aš manyčiau, mes labiau norėjom, jie gal jau buvo persisotę to krepšinio, negaliu už juos atsakyti, kad jie nenorėjo laimėti, irgi norėjo laimėti, bet jie gal nesitikėjo, kad taip susidurs su tokia mobilų puolimų, mobilų gynybą, kuri vienas už kitą dėjo galvą, kaip sakyti, ir mums tą davė rezultatą. Tikrai mes turėjom labai gerą žaidėją. Aš manyčiau, kad Štelmacheris tuo momentu pagal protą, pagal viską, nežinau, aš nemačiau gal tuo momentu geresnį žaidėją Europos taurėje. Abiem Andriams būtų klausimas, Jonas Vainauskas buvo minėjęs, kad tai buvo emociškai pačios galingiausios rungtynės Siemens arenai tuo metu. Ar galit palyginti su šiuo metu esančia atmosfera, ar tuo metu galvoja, kad ir buvo tas pikas? Aš dabar jau senai bebuvau toj salėje, tai aš nežinau dabar tos atmosferos.
Manau, kad dabar fanai yra labai stipriai pažengę į priekį. Choreografija, atributika, e, viskas labiau geriau organizuota. Tuo metu tas ir galių bazė labai stipriai kūrėsi. Ir daugelis žinojo, ten rytas, žinai, Lietuva, Vilnius, gynyba, tokios skanduotės gal primityvesnės buvo. Vienintelė ta daina, kuri vienijo gal Makutavičiaus laikas būti pirmiem, kur visi žinojo. Dabar viskas yra tikrai kitam lygiai, bet emocijos, aišku, tuo metu, nes aš papildysiu Andrių Šležą, dabar atsidariau sąrašą, tai ten žaidė Antuanas Rigodo, Srilas Žiulianas, Prancūzijos rinktinės žaidėjai, Dežanas Tomaševičius, Igoris Rakočius, Serbijos rinktinės vieni lyderių, Ademola Kuladžio, Vokietijos rinktinės, ten kapitonas ir vienas lyderio, Fabricio Berto, Argentinos rinktinės, irgi tvirtas žaidėjas. Tai Valencija atvažiavo rinktinių lyderiais. O mes turėjom tik tris legionierius. Tai buvo Štelmacheris, Mujezinovičius ir Tairanas Nesbi. Visi kiti devyni buvo lietuviai. Ir vat, ką minėjo tas lietuvių branduolys turbūt, nu, labai daug davė, kad mes žaidžiam už Lietuvą, kad mes žaidžiam už Vilnių. O ten vis tiek atvažiavo iš skirtingų šalių, užsidirbdavo pinigų. Ir va čia parodė, kad noras. Tie lietuviai alkani, teisingi legionieriai, jie sugebėjo, žinai, labiau norėti ir laimėti. Ir kažkaip visą laiką, ir buvau Valencijoje su fanais, važiavom 3 dienas autobusu, su ryto fanais 3 dienas atgal, tai čia savaitę iškrito, moksleivis buvau, bet tai buvo nepakartojama, kad ta 2 valandos taip greit prabėgo, ta kelionė tokia ilga, bet ten atmosfera irgi kokia buvo, kaip ispanai stengiasi, kaip Rakočevičius tritaškius mėtė. Tikslas buvo kuo mažiau pralaimėti, man atrodo, keliais taškais pralaimėjom, o namie laimėjom 8. Ir nu, čia buvo tokia saldžiausia pergalė. Prieš Makedonikos jau nebuvo tiek intrigos. Rytas labai greitai susikrovė Šarleroi pranašumą ir matėsi, kad yra ryškiai stipresnis. Taip, po to pasivijo. Beje, Čianekas irgi žaidė tuo metu Nenadas Kozanio komandai. Jie buvo prisivyję, bet Rytas ten dominavo. Ten su Valencija buvo pačios įdomiausios rungtynės. Saloniko Aris, Saloniko Paok ir Valencija buvo vyšnė nuoga. Čia buvo finalas, jeigu Andrius pasakys, tai kad man... Taip ir buvo. Aš manyčiau, kad Makedonikos finalas tai buvo silpniausia komanda iš visų kitų, kurias žaidėme. Bet, nu, aišku, mes jų nenuvertinam, tikrai. Tas didelis taškų, kaip mums įgyjom didelį pranašumą, tai gal kažkiek ir atsipalaidavom. Tai tas galas, negaliu sakyti, kad mes ramiai sėdėjom su tais +4, kiek buvom galą. Tai tas ramumas dingo. Bet kai buvo virš 20 taškų, tai šiek tiek jau pradėjom jausti tą kvapą čempionišką. Ir kai laimėjot būtent Šarleroi taurę, yra tokia istorija, kad Simas Jasaitis grojo gitarą susiradęs, Andriau, galbūt prisimenat. Ir kad taip grojo, kad iš 5-4 stygų liko 2-3. Kaip įvyko ta istorija, kaip čia taip atsitiko, kad gitarą Simas rado? Nu, nežinau, gali būti tų istorijų labai daug. Gali būti 12 žaidėjų ir 12 istorijų. Aš kiek atsimenu, mes grįžom į viešbutį ir ten viešbutį ant sienos kabėjo kažkokia istorinė gitara. Ten ne šiaip, kad, nu, kažkada buvo kažkieno garsiaus, gal kažkas padovanojo tą gitarą, kažkoks garsus gitaristas, aš nežinau, kad ten, man atrodo, tos stygos jau ir buvo kai kurios nutrūkusios, kad Simas ten, tą gitarą nusiėmė, ten nusikabino tą gitarą, ten su ją pagrot aš nemanyčiau, kad buvo įmanoma. Tai pamatė viešbučio darbuotojai ir, nu, paėmė tą gitarą. Aš dabar tiksliai nesimenu, ar jisai ten grojo, ar ten bandė kažką tai daryti, bet ten, atrodo, ta gitara jau buvo pakabinta jau ant sienos. Nes čia tada jūsų buvau suradęs internete, kad ir jūs sakėt, visi grojo ir kažkaip iš 5 stygų liko 2. Tai dabar sakau ir nežinau, kažkaip reikia jau tiksliai pagalvoti su tom gitaram. Kad ten gitara buvo, tai kažkokia buvo, bet man, aš atsimenu, kad liktais ant sienos ta gitara buvo. Gal jie mes visi ten ir tampėm pas ją.
Man kaip Andriau, Nepamatė, kol jaunesnysis. nepamatė administracija viešbučio. Man kaip sirgaliui 2005 metų pergalė buvo žymiai ryškesnė už 2009, kai laimėjo, nes 2005 metais Rytas iš tikrųjų įrodė, kad yra Europos lygio, Eurolygos lygio komanda. Tai va čia buvo turbūt toks lūžis klubo istorijai, kai klubas jau tapo tokia, nu, tvirta Europos komanda ir brandas. Nes vis tiek tie kitol 7 metai, kad ir geri pasirodymai ir pusfinaliai, Saportos taurė ir kitur, nedavė rytų tokio statuso, kaip tada laimėta ULEP taurė ir kelialapis į Eurolygą. Gedvydas tada čarteriu atskraidino prezidentą ir visus rėmėjus kartu su komanda, man atrodo, į Šalerua. Ten buvo vien lietuviai, aš važiavau irgi autobusu, privažiavo daugybė fanų. Mes jautėmės kaip Lietuvoje, ten beveik nebuvo, ne, Andriu, atrodo, žaidėm kaip namie. Taip, visai nebuvo. Jėrutis kirpo tinklelį, nešė į aukštai tribūnas sėdinčiam prezidentui Valdui Adamkui. Ir va ten buvo tikra krepšinio fiesta. Taip, tai va čia ryto pakeitė turbūt visą Man tai, mentalitetą. man tai, man tai įspūdingiausia, kažin dėl ko darė Šarleroi, tą miestę, nes aš kiek atsimenu iš tų fanų, iš visko, sako, mes vaikštom po miestą, tai vietiniai klausia, ką jūs čia daro, sako. Sako, bus varžybos, čia finalas, nieko, sako, nežinom. Ir daug metų vyko Šarleruo mieste, Eurolyga kažkaip Ne, ar sumokėjo pinigų belgai, ar nežinau kodėl, bet ten yra nežinau. šachtininkų miestas Angliakasių negražus, toks visai nieko neįsiskiriantis. Tiesiog turėjo tą Čerlautę atspirau klubą, kurį turbūt, nu, kuris turėjo kažkokią istoriją ir žaidė Europos tauriai. Aš dar noriu va tokį irgi užkabinti temą, einant pokalbio šiek tiek į pabaigą, link pabaigos. Andrius gerai pastebėjo dėl Vilniaus Lietuvos ryto arba Vilniaus ryto brendo, kad jis buvo sukurtas būtent tada, kai laimėjo Europos taurę bent jau tarptautiniu mastu. Klubas tapo rimta jėga. Dabar, pavyzdžiui, aš žiūriu daug rungtynių, Vilniaus ryto, Kauno Žalgirio, taip toliau. Ir aš matau šias komandas žaidžiančias kas savaitę. Jeigu aš žiūriu rinktinę, tai aš ją matau tik vasaromis arba labai trumpai, kai vyksta FIBA atrankos langai. Prie ko aš lenkiu? Visi žaidėjai akcentuoja, kad žaidimas rinktinėje yra labai geras dalykas ir aukščiau klubo. Bet aš noriu šiek tiek kitaip pasukti klausimą. O kuo klubas yra išskirtinė vieta, nes tu ten praleidai labai daug laiko, 8, 9, kartais 10 mėnesių. Ir ten irgi turbūt yra kažkokia tai šeima, kuri kitą kartą gali būti netgi aukščiau pačios rinktinės. Na, aš čia net nebandau pasakyti, kad rinktinė yra kažkuo prašiau, bet tiesiog Vilniaus rytas, toks koks jis buvo tada, jis buvo kažkas tokio. Gal kažkas irgi turi šitoj vietoj komentarų. Nu, nežinau, man tai toks atrodo dalykas, kad rinktinė ir klubas yra du skirtingi dalykai. Kada tu klubui atstovauji už klubą, o kada tu rinktinė už Lietuvą, tai į klubą yra kviečiami žaidėjai, ieškomi žaidėjai, o į rinktinę tai jau kaip renkas geriausiai jau nelabai turėtų tik tais užuominą duoti, kad ar bus rinktinė ar važiuotum. Tai čia, man atrodo, rinktinė tai pirmumo teisė yra rinktinė. Klubas, nu, man atrodo, kad rinktinė ir klubas du skirtingi dalykai, tai nežinau kaip čia paaiškinti. Klubas ruošia žaidėjus rinktiniai, galima sakyti taip. Klube vis tiek bręsta tie lietuviai, auga ir Rytas yra paruošęs daugybę žaidėjų rinktiniai. Iš tikrųjų, kur po to Macijauskas, Šiškauskas, ar ne, Lukauskas, Delininkaitis iš tos komandos žaidė rinktinėse ir Jasaitis, Jevtokas. Pažiūrėkit, kokį pulką žaidėjų. Jeigu jie nebūtų turėję ryto, ne, negavę tokių tobulėjimo sąlygų, Europos stiprių turnyrų varžovų, klausimas, kokie jie būtų rinktinės žaidėjai. Taip, ir dabar va, labai mes pereiname gražiai dar prie vieno lygmens, kurį noriu bent trumpai užkabinti šiame sporto istorijų epizode. Aptarėme klubo lygmenį, aptarėme rinktinės lygmenį, dabar reikėtų aptarti šiek tiek bent ir jaunimo ir vaikų lygmenį. Abu esate tikrai tampriai su tuo susiję, netgi tiesiogiai susiję.
dirbate sporto mokyklose, abu krepšinio mokyklose. Taigi klausimas jums, ar tiesa, kad mokyklose žaidėjai yra iš esmės ruošiami iki 16 metų, o toliau tai yra jau atsakomybė vyrų klubų? Ne, tai visų pirma yra krepšinio būrelis, kur vaikai jau nuo darželio pradeda lankyti krepšinio būrelį. O dabar atėjo tas laikas, kad jau seniau būdavo gal 18 metų, 17 metų, kada jau tas talentingesnis vaikas išaugo tuos moksleivio lygos marškinėlius, jau žiūri klubinės komandos, dublerinės komandos. Tai dabar pankstyvėjo, aš manyčiau, kad labai pankstyvėjo, dabar jau 16 metų, netgi 15 jau. Nuo 15 metų jau pradeda kviestis po truputį ar į treniruotės, ar dar kažkur tais jau tą dar šviežų jauną žaidėją. Ar gerai, ar blogai, aš nežinau, bet žiūrint, kiek suteikiama, koks yra pasiūlymas tam žaidėjui. Jeigu bus pasiūlymas, kad 15 metų ateik ir pas mus žaisti, nu, tai čia nereikia tikėti. Bet jeigu pasakytų, kad va, tu mūsų ateitis, mes tave prižiūrėsim, treniruosimės kartu, mes tave prižiūrėsim, ateisi treniruotės, ruošim tave ateičiai, tai čia būtų gal ir gera mintis paruošti pagrindiniai komandai. Gal daugiau ir Andrius gali. Tai vat Andrius treniruoja šiemet tie 17-mečiai, tai gali pasakyti, koks treniruočio procesas, kai daugelis žaidėjų jau yra ryto dubleriuose, kad praktiškai tu turi žaidėjus tik rungtynėse, o treniruočio procesas beveik nevyksta. Nu, vyksta su tai žaidėjais, kurie roliniai, tikintis, kad viens kitas iš jų galbūt yra vėlyvesnio brandimo ir dar 18-19 metų iššaus. Tai vat, o tie tokie, kurie fiziškai stipriausi, geriausi, 16-17 mes jau viskas nebeturim. Jie tik tai ateina į rungtynės ir tai ne visada, nes yra RKL, NKL talentingesni žaidėjai, kiti išvažiuoja į Ameriką. Ir taip mes turim tą bėdą, kad čempionatai mūsų labai suprastėja lygis, ar ne, Andriau, jau 17 moksleivių lyga 18 metų. Ne, tai tiek, kad tas lygis nesuprastėjo, bet suprastėjo treniruočių procesas. Ir viskas, tu dabar treniruojas su tais vaikais, kurie didžioji dalis, pusė vaikų gauna tik po kelias minutės pažaisti svarbias rungtynės. Tai iš esmės turbūt yra, taip atsiprašau, Andriau, kad pertraukiau. Ne, tada ateina regiono NKL vaikai, kurie sportuoja su kitur ir jie prisijungia, bet vis tiek to proceso nėra to pačio brandolio, nėra suėjimo į vieną vietą, nėra to, sakykime, kumščio, kas turėtų būti. Ir dabar jau buvo nuo 16, kur seniau buvo 18, gal paskutiniai metai, dabar jau 16. Tai. Bet dabar aš ką noriu pasakyti, noriu kelt klausimą štai kokį. Ar nėra taip, kad nuo 16 metų tas žaidėjas yra tarp žemės ir dangaus, sakykime, kaip ir mokykla atsakinga, kaip ir klubas atsakingas ir realiai niekas iki galo nėra atsakingas už tą žaidėją? Nu, gali taip ir būti. Dabar, ir nežinai, jeigu yra, pas mane tai yra taip, jeigu yra kažkokia didžiulė problema, tai pirmiausia, viskas yra ant manęs. Nors aš praktiškai tų vaikų kai kurių net neturiu. Bet jeigu yra problema, tai pirmas treneris. Jeigu ten kažkur problema su tėvais ar dar su kažkuom, tai viskas krenta ant manęs. O tai treneris turi rūpytis. O kad pas tą trenerį nesportuoja tas vaikas, jis priklauso jau tenais, kitur. Tai tenais turėtų būti rūpintis, didelis dėmesys būti. Jeigu pasikvieti, jeigu prižiūri, tai tenais iš kitos pusės turėtų būti visa priežiūra, o ne ant trenerio. Mano nuomonė dėl to, kad yra Vilniaus, aš skaičiau, ryto sistema yra Vilniaus rinktinė. Geriausias KM vaikai ateina į Vilniaus rinktinę. Ir tai yra galbūt gerai, kad jie kartu gali sportuoti. Geriausiai, aišku, gal trūksta tokių daugiau BCL, tokių turnyrų, kurie galėtų daugiau užsienį išvažiuoti. Reikėtų taip paieškoti komercinių turnyrų, kad kaip ryto jaunimas dalyvautų Prancūzijoje, kitur tada, žinai,
Nes jiem Lietuvoje su vyrais regionų ten B lygoje žais, žinai, ar toj pačioje A, nėra tiek daug profesionalumo kartais. Ten nėra tos profesionalios labai komandos. Tai galėtų būti koks europinis turnyras, žinai, ar stipresnė Europos jaunimo lyga, kurie galėtų tokį reguliaresnį turėti su bendramžiais, stipriais bendramžiais pasitikrinimą. Bet iš esmės, žinau, kad Rytas vis daugiau investuoja į jaunimo programą, turi minčių ir programos vadovas, kaip plėsti, kaip padaryti, kad tie žaidėjai į Ameriką išvažiuotų, o liktų čia Vilniui, kad nevažiuotų į Kauną, o liktų namuose ir pasirašytų čia su Rytu. Nes iš to jaunimo brandolio galima užsiauginti. Pažiūrėkit, Tubelis, Marčiulionis, ar ne, Sirvidis, Pulka, bet supuolė tokie metai, užaugo Blaževičius Marekas. Puikių žaidėjų, jeigu Rytas tuo metu būtų gal finansiškai stabilesnis, mažiau būtų persekiojamas ten tokių bėdų, chaoso, gal tai žaidėjai būtų lygiai ir dabar tą patį sudarė kaip Jasaitis, Jevtokas kadaise, ar ne, ten Šiška Macas, tą tokį brandoliuką kartu su vyresniais žaidėjais. Tai manau, kad Rytas turi ambiciją, nori, kad jų jaunimo sistema būtų viena geriausia Europoje, link to juda, bet tam reikia daug investicijų ir pinigų. Ir paskutinis klausimas apie jaunimą. Daugelis trenerių ir šiaip sporto žmonių pastebi, kad į NCAA daugiau iškeliauja dabar jaunimo, čia aišku atskira tema kodėl, bet ką mes matome, kad tas jaunimas grįžo ir Tubelis, Ąžuolas ar ne. Panašu, kad galbūt grįš ir Šarūnas Marčiulionis, atsiprašau, ne Šarūnas, be abejo, o jo sūnus Augustas. Tikėtina, kad grįžta. Tai gal čia ir nėra blogai, kad jie išvažiuoja į NC, jeigu po to grįžta į Vilnių. Tai Tai žinot, visų, taip. Sakyk. Ne, tai sakau, visų pirma, šitas talentingesnis vaikas iš Lietuvos išvažiavęs tikisi per NCAA pakliūti į NBA. Vis tiek visų krepšininkų svajonė yra NBA. O kada tu baigi NCAA ir tu negauni kažkokio pasiūlymo, tau nieko kito nebelieka, kaip tu turi grįžti čia. Be abejo, NCAA, mačiau Kasparo Jakučionio treniruočių sąlygas gyvenimo, vyrėjai, šefai, žinai, peržiūros, salės kada nori mėti, treniruotis, individualių įgūdžių treneriai. Aišku, kad mes kol kas čia negalim pasiūlyti patiems talentingiausiam tokių sąlygų. Vilniui, nei Kaune, nei Vilniui, manau, kad jie, NCAA turi tikrai top talentus nusivilios, bet tokius, kurie dar svarsto, abejoja, galbūt galima vilioti čia LKL minutėmis, rolę komandai, galimybę pasirodyti Europoje. Ir kad tas kelias per Ameriką, ne visiems tinka, čia priklauso nuo žaidėjo psichologijos, žinai, nuo to, kaip jisai jausis užsienį. Čia kiekvienam individualiai, bet sakau, turim gerinti šitą, investuoti daug į jaunimo programas, gerinti sąlygas, didinti trenerių štabus, trenerių atlyginimus, kad nereikėtų, kaip Andrius dirbo ir su vaikų 2 komandom ir dar turi treniruoti NKL klubą. Sunku suspėti tada profesionaliai darbuotis, tai tam atrodo keičiama, kad treneris būtų tik tai dubleriuose, kad galėtų įžiūrėti rungtynės ir atsiduoti tam darbui 100%. Plius turėtų dar ir trenerių štabą. Tai va čia yra kelias, ilgas kelias, skausmingas kelias. Tam reikia finansų pirmiausia. Finansų ir tikėjimo, kad tie talentai užaugs. Tada po truputį jie pradės likti Lietuvoje, apie Ryto jaunimo sistemą pradės klysti geras garsas Europoje, norės atvažiuoti gal ir užsienio žaidėjai, kaip Žalgiris turėjo gerų pavyzdžių, prisitraukė NBA žaidėjus, jos parduoda, užsidirba ir tada ta jaunimo sistema gali įsilaikyti. Andriau, tu esi patalpinęs į savo YouTube kanalą prieš daug metų vieną įspūdingą video ir jį pavadinęs 35 sekundės krepšinio beprotybės. Šansas Vilniaus komandai, Macijauskas, perdavimas Styvui Woodberiui, nieko nelaukdamas iš 3 taškų zonos ir štai taip. Vėl grįžta intriga, beveik 30 sekundžių su kamuoliu dabar jau Žalgiris, tačiau iš turėtos persvaros lieka tik tai 3 taškai, dar viena klaida ir viskas gali vėl apsiversti aukštyn kojom. Iki galo gali laikyti kamuolį žalgiriečiai, tai dabar sėkmingai daro Mindaugas Timinskas, galima žaisti toliau, Šiškauskas ištraukia kamuolį, 10 sekundžių, paskutinysis šansas Vilniaus klubui, 5 sekundės, Macijauskas, Šeštokas, iš 3 taškų zonos. Sunku to patikėti, tačiau Kęstutis Šeštokas, likus 30 sekundės rungtynėse,
Priešingų atveju jie bus priversti žaisti pratęsimą. Edas Kota, perdavimas per visą aikštę. Mindaugas Timinskas! Mindaugas Timinskas! Aš net nežinau, kad būtent tu jį esi uploadinęs, tik va dabar visai nesiniai sužinau, kad būtent tu. Tai papasako, kaip tavo mintis ta kilo. Nes ten iš tikrųjų epizodas yra įspūdingas. Na, tai buvo pats skausmingiausias gal mano diena, kai Timinskas pataikė tą metimą. Andrius Šležas turbūt irgi atsimena ir jau atrodė, kad vienas titulas, dar vienas LKL titulas mūsų kišenėje, jau visas kiemas draugų turėjo eiti į krepšinio aikštelę, švęsti ryto pergalės. Ir staiga viskas apsiverčia aukštyn kojam, Kazlauskas rodo durnas, žinai, tam, kas jį tuo metu dengė. Ir aš išėjau žaisti krepšinio su kamuoliu, aš atsimenu, toks liūdnas, atrodė kaip žemė išlydo iš po kojų. Nu ir tada kažkaip ir tos skausmas praėjo ir vis tiek žiūrėjai, daugybę kartų atsisiunčiau į tą epizodą ir kažkaip tada dar pirmas mano YouTube ir buvo įrašas, nelabai mokėjau ten jo naudotis, bet tokį kėliau, kad tą skausmą tokį parodyti visiems. Bet man labai labai skaudėjo. Ačiū labai, Andriau. Tai tada gal kokį žodį trumpą Vilniaus Rytui, kur jo kelias ateityje? Ar Europos tauriai, ar Čempionų lygoje, ar dar aukščiau? Manau, kad reikia atsigręžti į praeitį ir prisiminti Eurolygą, kad klubas tikrai turi gerą istoriją ir istorija dažnai tampa įkvėpimu. Tai reikėtų surinkti tos visus pergalės herojus dabar po 20 metų, juom padaryti gerą pagerbimą, gerą šventę, fanus pakviesti, prisiminti ir kad tie Andrius Šležas ir kiti įkvėptų dabartinius klubo žaidėjus vėl grįžti į Eurolygą, nes aš tikiu, kad FIBA Eurolyga kažkada sutars ir Rytas vėl gali. Vilnius didelis miestas, turi gražią areną, mes tikrai galim grįžti į Eurolygą, tuo klubu ir palinkėsiu. Ačiū labai tau, Andriau. Sėkmės. Viso. Na ir dar liko vienas svečias, kuris taip pat jau nori likti. Mano nieko kito nėra palinkėjimo, lygiai tas pats, kad sugrįžtų į aukščiausio lygio turnyrus ir tiek. O mano palinkėjimas jum, Andriau, būtų toks, kad jūsų marškinėlius iškeltų į Active Vilnius aukštai į palubės, nes kol kas ten yra Čeko Eicono ir Arvydo Macijausko marškinėliai. Viliau, ką pats manai, kas dar galėtų būti iškelta į arenos palubės artimiausių metų? Artimiausių metų šiaip labai geras klausimas, nes kaip ir minėjau, tų pergalingų Ryto laikų aš nelabai atsimenu, nelabai žinau. Tai turiu, kiek YouTube'as duoda, tiek galiu jais pasidomėti ir pasižiūrėti. Ir manau, vertėtų pasižiūrėti, kas daugiausiai metų Rytui atidavė. Galbūt anksčiau ir vėliau tas pats Martynas Gecevičius galėtų atsidurti, nes vis tiek laimėtas LKL'as, paskui sugrįžimas Mindaugo Lukauskio. Vis tiek istorijų labai daug, kiek tų sugrįžimų buvo. Metimas iš kampo, tas garsusis tritaškis, tai galbūt iš juos. Bet manau, reikia žiūrėti, kas lojaliausia klubui yra, kas daugiausiai pasiekė ir kieno širdis yra juodai baltai raudona. Tikrai labai džiugu, kad daro tokius renginius klubas kaip Macijausko, Čeko Eicino pagerbimą. Aš kažkaip net nebejoju, kad tokių renginių bus tik daugiau. Ir ką žino, galbūt viename iš jų bus jau artimiausiu metu Andrius Šležas. Ačiū. Nu ką, tai palinkėsim visiems sėkmės savo kasdieniuose darbuose. Labai ačiū, kad pasidalinot savo mintimis ir šiek tiek nuklydome į praeitį, bet žinoma, kad nereikia gyventi praeitie, reikia praeitį panaudoti kaip instrumentą siekti kažko ateityje. Tai aš labai tikiuosi, kad šis epizodas pasieks bent vieną žmogų, kuris šią istoriją sužinos, ko nežinojo, o tie, kas nežinojo, tai viską iš naujo prisimins, išgyvens ir kažkokiu būdu galbūt irgi prisidės prie Vilniaus sostinės klubo pergalių. Tai ačiū labai jums visiems ir iki kitų pasimatymų. Viso. Ačiū.